iš Gargždų važiuojantį mokytoją Urbanavičiūtę irgi istoriją dėstė. Ir mes kartu čia, žinokit, rašėm. Mes kartu rašėm čia. Ir mokykloje ta medžiaga irgi panašiai yra. Taip pat pas mane. Nes aš ją panaudoju bibliotekoje savo dirbdama. Bet paskiau, žinok, čia rašė laikraščiai, čia, nu, žinok, jie daug iškraipimą, aš pasižiūrėjau, žinok, čia yra. O jau čia vat rašot, buvo Šimkovičiui priklausė, o kiek vėliau Vėžaičiai atiteko Volmeriui, ar ne? Bet čia kaip rašo, nuo 1000 kokių metų, čia yra, dar toliau bus, reiškia, nuo kokių metų Vėžaičiai tik yra žymimi. Žinok, čia istorija žmonių, nes čia ir mano vyras buvo pats jauniausias iš 9. Ir buvo ten jo broliai Vėžaičiuose, visi čia pat gyveno beveik. Ir jie visi žinojo tą Vėžaičių istoriją, kad Vėžaičių kaimelė čia, bet čia nėra prašyta dar tuo, kad gyveno Vėžaičius tik 19 šeimų. Tik 19 kaimas, čia, reiškia, Vėžaičių kaimas. Kur dabar ir statybos, čia po dešinį ranką, čia nebuvo nei vien beveik gyventojos nebuvo tada. Tai žodžiu, iki 35 metų dvaras dar stovėjo, ar ne? Po to buvo parduotas iš Varžytinių ir tada jau jį nusipirko, aš taip suprantu, ar ne? O tai, aš dar pati skaičiau, o tas, kur aš dirbau Grybžiniuose, tas Jašinskas buvo, kažkur jis gyveno, nežinau, bet jo motina tokį turbelį ir reiškia, aš jo istoriją vis žinojau. Ir tam, to Jašinsku, ta mamelė numerį, vošką turėjo ten to mažoj trubeliai, ten į Grybžinus įvažiuojant, tai dabar ten ta vieta trubelį dar, aš ten žinojau to Jašinsku. To Jašinsku mama, reiškia, gyveno Grybžinuose ir, reiškia, gyveno taip, biednai, bet tas sūnus, jeigu nupirko tokį dvarą, tai jis pinigų. Aš dabar vis prisimenu, kad žmonės pasakojo, kad tas Jašinskas turėjo kažkokią moterį ir ta moteris išlošė didelius pinigus, jis prisitaisė prie tų pinigų ir, reiškia, paskiau jis nusipirko tą dvarą čia Vėžaičiuose. O jis pats buvo biednas, kadangi mama, reiškia, gyveno mažoj trubeliai su ožka, reiškia, rado negyvąją. Ne, ta motina, negyvąją rado. Nu, aš tiek prisimenu, kad aš čia parėjau į Vėžaičius, aš apie tą Jašinską, ką pradėjau, reiškia, žinojau, kad pasakoju ten, kad jis Vėžaičius nusipirko, ten aš žinojau tai. Tas Jašinskas, kai nusipirko tą dvarą, ar jis ten gyveno? Jis kažkiek čia gyveno, nelabai, bet jo dar giminės yra gyvent Kaune. O tas Volmeris, žinok, dar tai senyje žmonės labai daug turėjo tuo dvaro ponų, visokių tų daiktų turėjo ten, ir nuotraukų, ir dar kuo, čia gyveno tame name tokie seni. 11, nu dar 900 gimė, reiškia. Ir aš ten prašydavau komanduotų, reiškia, tų, bet saugoju. Arba išsivežioju, reiškia, atvažiavę, nupirkdavo tuos, žinau, tuos daiktus. Nupirkdavo. Nes kaip Volmeris iš to dvaro, kad prieš jis bankrotavo, o tie iš kumečių, tie kubetynai, žinok. Bet jūs žinokit, čia buvo, o kam tie namai buvo pastatyti, čia visi tie namai, čia buvo baudžiava. Nes aš, kada dirbau bibliotekų, aš daugiausiai domėjausi ne tokių techninių darbų, bet tokių organizacinių darbų. Ir aš ruošdavau vakarus, susitikimus su senaisiais darbuotojais, su Vėžaičiu. Deja, šiandien nebėra, aš pasinčiau nuotraukas ir aš žiūriu, kur tų nuotraukų, jeigu aš turėjau tų nuotraukų, bet kur tos nuotraukos, gal aš ten į biblioteką sudėjau, aš tai žinau, ten bibliotekoje turbūt yra. Tai reiškia, deja, visi kiek aš į biblioteką čia keliavom, žinai. Iš vienos vietos į kitą neturėjau patalpų. Reiškia, aš pradėjau dirbti čia, už to namo, antras namas čia. Paskiau prie stotelės čia dirbau irgi. Susikviesdavom senuosius darbuotojus, senuosius žmonės, pačius seniausius jau. Ir su lazdelė ateidavau, bet jau tie, kurie buvo prie Volmerio. Šeimininkė buvo buvusi, reiškia, prie to Volmerio. Bet jau dar mirė, kai 10-20 metų mirė.
tas mūsų šeimininkė, reiškia. Žodžiu, jūs pakviesdavo tos žmonės, kurie dirbo Volmeriams. Kurie atsiminė Volmerių gyvenimą. Bet kodėl mane domina? Nu, tiem žmonėm gal malonu buvo prisiminti, žinokit. Gal ir tiem žmonėm buvo malonu prisiminti, aš nežinau, kaip ten buvo. Bet mano vyra tėvai taip pat gyveno, labai bendravo su tuo Volmeriu. Su Volmerių vaikais, nes vyras gyveno Girninkuose. Ir atvažiuodavo tas Volmeris su savo vaikais, Edvards, kas jis buvo ten, nu, ten išvirdavo ten visokių ten tokių valgių, žinau, kur ten tiems vaikams neduodavo valgyti. Atvažiuodavo ten į kaimą, žinau, kaip tie vaikai ten viešėdavo, į taip pat Volmeriai daug atvažiuodavo. Tai labai tolima praeitis šitie. Ne taip. Taip tolima praeitis. Tai tie paskutiniai Volmeriai vis tiek jie vertėsi žemės ūkiu čia, ne? Taip, čia buvo tam pastatyti namai, nes iš tų senųjų žmonių, bet aš niekur neparašiau nieko. Tai reiškia pasakoju, kad reiškia žmonės čia dirbo, įgavo, reiškia tam tikrą dalį pragyvenimų, gaudavo grūdų, gaudavo biškių bulių ir eidavo dirbti baudžiavą. Eidavo dirbti baudžiavą, bet turėjau labai mažai patalpų. Čia, kur mes tą namą statėmės kartu, jo motina irgi dirbo, reiškia, irgi pas Volmerį. Tad bulių tiek tą gaudavo, kad ten pulovus pasipildavo kambarį. Aš neturėjau, net, labai daug, vienam name apgyvendinau labai daug tų žmonių. Labai daug. Žinokit, buvo tokie laikai, kad negalėjai ilgai dirbti vienoj vietoj, tu jau tie naktiniai visada lankydavosi, žinok. Kur tu bebūtų. O naktiniais, ką jūs vadinat naktiniais? Tie partizanai, dabartiniai rezistentai, tie, rezistentai. Buvo ir čia. Atėjau į Girniukus ir ten buvo. Ir ten ateidavo į mokyklą, sakė, vakarė pasižiūrėdavo ir per langą, ką mes veikiam vakarė. Išvažiavau į Kretingą vėl tas pats. O kadangi vyrs buvo siuvės, žinau, jam reikėdavo siūti tuos drabužius jiems. Prašydavo, kad siūtų, ne? Įsiuvo. Ir siuvo, nebuvo kitos išeiti? Įgavom, aš išbėgom. Išvažiavom į Kretingą, ten mes jau asmeniškai ten nesusipažinom su jais, neapsiau ten. O kadangi jis buvo čia vietinis, ateidavau naktimis, žinau. Naktį ateidavau. A nebaisu būdavo? Žinok, jaunam žmogui, dabar aš pagalvoju, kad mane kas pasodintų į tas pačias dienas, aš visko bijočiau. Aš anksčiau nei mirti bijojau, aš niek nebijojau. Nepagalvojau, kad čia kas nutas baisu. Ir tai reiškia, ne tų miškinių bijojau, ne aš tų... Eidau tie miškiniai iš paskos tie tarybiniai. Su šautuvais ateis į mokyklą, žinok, viską, sunku. O tie partizanai, ar jie geruoju ateidavo? Viešpačius tų geriečių, turbūt, kad aš nežinau tų geriečių, žinokit. Čia buvo toks, buvo keblys, bet jis nebuvo gerietis. Jeigu jis iššaudė kitus žmonės, jis nebuvo gerietis. Mano dėtis irgi buvo du, irgi buvo, irgi taip pat, miške buvo dėtis. Bet jie ėjo prieš Sovietų sąjungą. Prieš Sovietų. Sovietus ėjo. Bet gal bereikalinga įėjo. Bereikalinga įėjo. Būtų gyvenę, būtų patardė, būtų paleidę. O kadangi tu pabėgai, slapstėsi, jeigu tai suėmė, žinok, mano brolis buvo kalėjime vėl, dėl tų visų. Mūsų visų šeimą nukentėjusi yra, vienu žodžiu. O jūsų brolius irgi išvežė kartu su tėvais? Reiškia, brolis jau buvo patekęs į kalėjimą. Jau buvo kalėjimas įdėjai, gavo 10 metų. O paskiau tėvas išvežė Irkutske. Ir paskiau brolis ten nuvažiavo, ir ten visi gyveno, ir paskiau parvažiavo į savo vietą, ką, reiškia, buvo Girininkijos pastats, užėm Girininkiją, ten buvo Rietavė ten. O kaip jūs sužinojot, kad jūsų tėvus išvežė? Nu kaip, aš galvoju, tėvai žinojo, seserys žinojo, kur aš gyvenu. Aš jau buvau apsiženėjus, aš žinojau, reiškia, kaip nesužinosi. Tai siuntinį siunčiau, aš visai ūkiškai gyvenau. Siūsdavote į Irkutską? Taip, siūsdavo. O tėvai jūs sugrįžo? Sugrįžo tėvai ir mirė Rietave. Ir mūsų, reiškia, kur mes gyvenom,
Neliko nieko. Buvom 6 vaikai. Tėvai buvo, nei vienas negyvena. Tėviškai nebeliko nieko. Yra ten, dabar buvom nuvažiavę šitą prieitą vasarą, aplankėm, žinokit, nu ką ten, vien kryžius. Yra viskas sunykę, nieko nebeliko. Absoliučiai. Tėvas buvo Šiaulys, nu ir... Kada nemokėtų rašto, vis tiek, žinok, tas laikais vis tiek, visi tokie buvo beveik. Mažai buvo raštingi žmonės. Vienas kitas buvo raštingesnis. Vienas kitas ta buvo. O išvežė dėl to, kad ir žemės turėjo, ar ne? Ir buvo... Ne, dėl tų miškinių, kadangi ryžiai. O ką to jiem neįsakysi, jie ateina ir viskas, nu. Ateina ir viskas. Ir valgyti turi duoti, ir drabužių reikėjo duoti, visko jiem reikėjo duoti. Jums dabar yra kiek metų? 88 einu. Reiškia, lapkričio 8 bus lygiai 88 metų. Reiškia, jau visiškai apgyvenim. Taip, susimastai, žinokit. Bet va, atrodote energingas, sveika. Nu kas iš to, kad ten gali, bet visi krenta ąžuolai krenta. Va. Visi mokslininkai iškreta, visi tie bendramžiai iškrito, visi, nu ką, aš palikau vieną. Kaimynas buvo čia bendramžius. Aš toj gatvėje, nu čia išmirė viešaičių, delskim toj gatvėje. Nu čia žmonių kaip ir nėra, iš mano amžiaus. Jaunieji, kur išvažiavo į užsienį. Nu, nėra. Dalis aš nieko nevaikščiau, nepokėjimus, nieko nešeinu. Kai kur dar į vieną kitą šeimą. Arba gyvena po vieną moteris, visi po vieną gyvena. Visi gyvena po vieną. Ir čia gyvena, čia... Arba dabar atejūnai kokie dar iš kur dabar. Parsikelė kokie atejūnai iš kažkur tai. O tų vietinių gyventojų čia beveik apie... Nežinau. Nu, aš pasakysiu, Smetonos laikais, aš irgi mūsų tėvai neblogai gyveno. Neblogai. Turėjau parduotuvę, nes nemokėjau rašyti, nemokėjau skaityti. Bet vis tiek parduotuvę turėjau. Ir aš buvau aprengta. Turėjom uniformas gražias, turėjom kepures. Čia mokykloje. Ten Rietalė aš mokiausi, reiškia. Labai, 2 metus aš ten įsimokiau. O jūs čia, kai parėjot gyventi, ką dar iš dvaro pastatų matėt, ko šiandien jau nebėra galbūt? Ar jau yra nugriauta? Žinoma, kad aš parėjau dar augalų tokia apsauga, paskiavausi kūrusi, žinokit, čia dar buvo, jums tų grožių neapsakysi, jums tų grožių, kas buvo ten prie tų vartų, kur čia tokie vartai, žinokit, ten jie, o ten apačioj tokia yra sekluma, ten buvo gulbės, sakiantis, vienu žodžiu man pasakojo čia, draugė, kuri dirbo, kartu mes dirbom Vėžaičių, Vėžaičius aš dirbau Girninkuose. Toks kaip sodas buvo, ne? Sodas buvo. O paskiau viršuj ten yra augalų apsauga, kur gyveno tie patys ponai. Gyveno. Tai bažnyčios buvo grabulka tokia. Grabulka taip vadinasi. Grabulka. Ir toj grabulkoj buvo palaidota grafo, ta mergaitė buvo žalsvo tokia aksominė suknelė, dar batelė, bet ten po man, kas nors buvo įeikamas kartu buvom, kad subirėjo viskas, subiro. Kaip mes atėjom ten. Kaip jūs įėjot viskas? Taip, subiro viskas ten. Apačiu, bet damčių to nemačiau aš, bet tik apačiu. Žinau, kad aš baisu buvo pasižiūrėti, aš... Bet jau jinai buvo iš seniai palaidota, ne? Taip, senai. Ir ten buvo tų karstų daugiau sudėt. O kas ten buvo sulaidota, aš tikrai nežinau. Bet viena iš jų buvo Volmer duktė buvo. Ir jinai subirėjo. Ir subirėjo. Nuo to oro, ne? Nuo to oro. Reiškia, matyti, jis gal nukėlė tą karstą parodyti man, aš nežinau, dabar neprisimint, kaip žinau. Bet aš mačiau, kad ten buvo karstai, buvo šalia sudėti, o ji buvo taip jau nukelta padėta. Ten mišęs laikydavo kunigai. Čia prie bažnyčios. Taip, atkalnį ten. O tarybinės laikai, žinok, sugalvojo tą grabulką panaikino. Iš panaikino. Knašys su stalmu. Tie reiškia buvo vieno žodžio.
Tai jums dar teko matyti... Teko man dar matyti tą Grabulką. Dukrą, ne? Kur buvau dukrą, mačiau, tikrai mačiau dukrą, jauna. Tik buvo 19 metų, kiek ant buvo 18 metų. Su žalia suknelė, ne? Man teko dar matyti, man teko matyti. O nuo ko jinai mirė, įdomu? Kas dabar, žmonės žino, gal, kad aš jau būčiau pasiteiraujusi, gal ką nors žmonės galbūt žinojo. O be tos Grabulkos, kokie dar pastatai buvo? O kokie dar? Ką aš parėjau, dar tokia daržinė ilga buvo čia, už klebūnėjais ilga daržinė tokia buvo. Čia buvo laukai. Laukai, dabar tik užstatyta, ne? Šitos gatvės, kur už mūsų ta gatvė, štai ir Žirgopių gatvės visiškai nebuvo. Mes čia valdėm tą žemę, kaip parėjimas čia tą žemę, kaip parėjimas, sodinom viską, dirbom, iki pat tos, reiškia, tos upės skardėm, kaip man vadins dabar ta, Žirgopis. Žirgopis, į gatvę pavadinta Žirgopių gatvė yra, pavadinta yra. Aš todėl čia surašiau, čia į savo, iš tikrųjų, iš tų istorijų visų surinkau, surašiau čia ir visas tas iškarpeles, kad palikti, reiškia, vaikams, anūkams, sūnui, kad jie žinotų, kas tie Vėžaičiai, kad jų kilmė yra iš Vėžaičių ir kad jie žinotų, neužmirštų savo kilmės. Taigi, dalesim, kad buvau tuo laiku, kaip jūs, dalesim, aš nepagalvojau, kad man tėvų istorija man įdomi tėvų istorija, o šiandien galvoju, o kas mamos tie tėvai buvo, kaip jie gyveno, man dabar viskas, bet deja, jų jau nebėra. Aš savo tėvų nieko nežinau, kiek aš savo tėvus mačiau jų gyvenimą, aš tik tiek daugiau jų praeities ten tikrai, bet žinokit ką, mūsų tėvai buvo nemokyti, iš vis neraštingi, dalesim. Gyveno gerai, bet neraštingi buvo, nei pasirašyti nemokėjo. Nemokėjo. Aš galvoju, per tiek metų, kaip pakilo, vienu žodžiu, tas kultūrinis toks lygis, kaip Vėžaičių, čia nieko nebuvo, o dabar kas dedas.